Važiuojam pas komandą, kuri turi labai daug talento ir patirties, taip kad žino, kaip žaisti tokias rungtynės, į karštą atmosferą važiuojam, bet tikrai laukiam tokių rungtynių ir norim žaisti ir važiuojam pasiruošę. Pradėsiu gal nuo aktualijų. Buvo paskelbta, kad ir Birutis, ir Tubelis vyks kartu į Atėnus, bus sprendžiama prieš rungtynes. Gal galit praplėsti, patikslinti, kokie buvo jų tyrimai, kaip jie jautėsi vakar treniruotėje ir kokia yra jų ta situacija? Apie tyrimus aš daug gal nežinau, bet jie vakar padarė dalį treniruotės šiandien ir taip pat treniruojasi, nebuvo kažkokių taip pablogėjimų, taip kad bus rungtynių dienos sprendimas. Jeigu visi važiuoja, visi skrendam 13 žaidėjų, kad turim ir tikimės, kad visi bus sveiki, bet dar kartą sakau, kad viskas sprendimas bus prieš pat rungtynės. Kaip suprantu, iš dublerių nieko nesivešite? Šį kartą ne. Šiaip vis tiek neabejoju, per tas dienas buvo daug apmąstymų, buvo turbūt ruošiamas ir tam neigiamam scenarijui. Gal galit pasidalinti, kiek buvo tų visų apmąstymų, stumdymų, rotacijų ir panašiai? Tai čia daug tų rotacijų nepristumdysi, neprimastysi, bet šiaip tikrai turim reaguoti, ką turėjom, tą turėjom. Jeigu tų apmąstymų, tai vienas iš apmąstymų, kad Dastinu 5 numerių žaisti, tikrai Arnas 4, Ulio 4 turim tų žaidėjų. Mozesui gal daugiau minučių, taip nemažai žaidžia, bet kažkaip tai tikrai galim išsiversti ir turim irgi kažkokių pranašumų, taip žaisdami irgi turim, tik tai kažkokių trūkumų atsiranda, bet tuo pačiu ir puolime kažkokie tai pranašumai atsiranda. Taip kad mes, manau, ir su Dastinu kažkiek ir bandėm žaisti prieš sezoną 5 pozicijoje, taip visai neblogai gavosi, taip kad tokie ir apmąstymai buvo. Kalbant apie Pavą, prisijungė, aišku, Heisas Deivisas, su kurio artimai dirbot pastaruosius metus. Kokį įspūdį jis kol kas palieka ir kaip jūsų nuomonė jis yra išnaudojamas Atėnuose, kaip pats taip artimai su juo dirbot? Tai kaip ir klausėt manęs prieš tai, kai tik pasirašė, kad jis vienas geriausių Eurolygoje yra 4 numerių. Su tokia patirtim laimėjęs yra Eurolygą, taip kad žino, kaip reikia žaisti, žino, kaip žaisti tokiuose rungtynėse, tokioje atmosferoje, nebijo atsakomybės, viską supranta, taip kad topinis yra žaidėjas ir viską daro tikrai jam tai gal laiko reikia susižaisti, kad vienas kitą pajaus, bet neįtikėtina paspirtis jam yra turėti tokį žaidėją. Kadangi kartu su juo dirbant, gal žinot ir jo kažkokias silpnasias pusės, ko jis nemėgsta, kaip jį pristabdyti galima? Nemėgsta, kai jam neleidžia treniruotis naktim, tai jis labiausiai to nemėgsta. Bet šito negalim, nes jie pas save žaidžia. Nuimti šito negalim. Atamanas garsiai jau kelis kartus pasakė, kad rytoj turėtų ir Lesoras sugrįžti į sudėtį. Kaip tam ruošiatės ir kaip įsivaizduojate, ką jisai gali tik ką grįžęs iškart pridėti komandai? Taip, ruošiamės, kad jisai bus kažkokia video iš tų senesnių, žinom, kad daug energijos, daug susikeitimų gynybos gali daug duoti, taip kad ir energija, lipimas ant lentos, ką jisai geriausiai darė ir ką jis geriausiai moka, tam ruošiamės, norim tą kažkaip pristabdyti, tikrai. Aišku, neaišku, kokioj tos formoje tiek ilgai nežaidęs, bet vis tiek yra vėlgi dar vienas kūnas po krepšių, vienas žmogus, kuris supranta situaciją, supranta visą svarbą rungtynių ir žino, kaip tu buvęs tokiuose situacijose, taip kad dar vienas galvos skausmas mum yra. Kaip ir paminėjot, Pavo komanda yra žiauriai talentinga, vis tiek, aišku, pagrindinis žaidėjas turbūt galima išskirti Naną, bet talento ten tikrai netrūksta. Kokie tie pagrindiniai akcentai, kaip koncentruotis į Naną, bet to pačiu neapleisti ir kitų? Tu visų pirma, gal vėlgi daugiau žiūrėti save reikia visą laiką. Mes kai žaidžiam savo krepšinį, kai žinom, ką galim duoti, ką negalim duoti varžovom, kai visi susikoncentravę 5 žaidėjai darom tai, ką mes sutarę, tikrai varžovai stiprus ir visi įmestų taškų, bet esmė yra, kad kokius taškus mes norim duoti, kokius nenorim duoti. Kartais vėlgi visą laiką yra apie tos lengvus taškus. Jeigu duosim jiem greitai bėgti, pajausti tą savo atmosferą, tikrai bus ilgas vakaras mums. Jeigu duosim eiti stipres rankas, duosime tik ką mesti, vėl tos elementarus, paprasti dalykai, reikia grįžti prie tų paprastų dalykų ir į tuos koncentruotis, o ten, kad jie taškų įmesta tikrai, nes yra topinio lygio žaidėjai, Eurolygoje daug tų žaidėjų. Taip, kad į paprastus smulkius dalykus turim kreipdėmėsi labiausiai.
Valensijai po rungtynių kalbėjot, kad komanda tokia slogiai nusteikus, sakykime, išėjo į tą pirmą rungtynių pusę, dabar laukia ta karšta atmosfera, soldautas. Ar tai gali pasitarnauti ir jūsų naudai, kad žaidėjai nuo pat rungtynių pradžios dėl atmosferos iškart suprastų, koks rimtas čia laukia mūšis? Tai nežinau, visi patyrė, visi žino, kur važiuoja. Man atrodo taip, kad tikrai nebus lengva tą pirmą bangą atlaikyti, irgi svarbu, bet vėlgi. Rungtynės vyksta 40 minučių, tas pats kaip ir Valencijai. Pradėjom gal blogai, bet grįžom į rungtynės ir turėjom galimybę laimėti tas rungtynės. Taip kad vėl kažkoks pozityvas yra, bet kaip ir sakiau prieš tai, visas 40 minučių turim būti susikoncentravę, išlikti savo darbui, krepšinį ir negalvoti apie kitus dalykus, o kai bus, tai bus. Tai čia yra svarbiausias. Dalyti smulkius dalykus ir nieko neduoti lengvai varžovui. Ačiū, treneri.